Sebastian Liebek. Ežiukas Latė ir vandens kiltuvas. 21 dalis. Ką sumanė Latė? Įsitikinęs, kad klausydamosi voveriuko Tjumo istorijų, lūšis visai jį užmiršo, Latės lystelėjo žemėliau ir smuko ten, kur žalių šakų tankinėje slypėjo karaliaus Tiburo menės. Labai atsargiai, kad nė nekrepšteltų, kabindamasis į šakas, Latė sparčiai tolo nuo Tjumo ir sargybinių. Pasiekęs rūmus, stabtelėjo apsižiūrėti. Negyvos dvasios. Tada žengė į rūmus ir ėjo iš vienos menės į kitą. Vis ieškojo vandens kiltuvo, bet šio niekur nebuvo. Už tai priėjo 20 įmigusių lūšių. Tai buvo karaliaus Tiburo asmens sargybiniai. Kažkur čia turi būti vandens kiltuvas, galvojo Latė, lyg vaiduoklis sėlindamas per menę. Šioje menėje jis rado mažą, labai gražiai įrengtą kamaraitę. Stogą atstojančios pušų šakos buvo taip tankiai susipynusios, kad atrodė lyg vientisa, bet kokią audrą galinti atlaikyti paklotę. Grindys buvo kruopščiai be menkiausio plyšio sudėtos iš liaunų šakų, sienos iš jų supintos. Simetriškai sukabinti, sudarydami savotišką ornamentą, ant jų puikavosi kaulai ir kaukolės. Ant grindų stirksojo didelės šūsnys kažkokių daiktų. Čia buvo primesta ginklų, gražių akmenų, papuošalų, aukso luitų ir kitokio gero. Aha, pamanė Latė, tai lūšių karaliaus lobiai. Reikėtų pažiūrėti, gal rasiu vandens kiltuvą. Jis pradėjo raustis po šias gerybės ir netrukus net aiktelėjo iš džiaugsmo, įsitikinęs, kad neklydo. Vandens kiltuvas gulėjo paslėptas po nieko vertų aukso luitų. Nebuvo sunku jį ištraukti. Kertėje ežiukas aptiko ir savo kuprinę, tad mikliai įsikišo į ją vandens kiltuvą, užtraukė virvę ir užsimetė kuprinę ant pečių. Tada nusėlino durų link. O Tjumas tuo tarpu, širdžiai daužantis gerklėje, vis pasakojo. O tada piktoji višta Klukė nuėjo prie upės ir rado iš smėlio duobutės kyšančius krokodilų kiaušinius. Klukė, Klukė, tarė ji, labai keista. Ir nutarė iškrėsti krokodilui pokštą. Išėmė iš duobutės visus krokodilo kiaušinius ir sudėjo savuosius. Pažiūrėsime, ar tas kvailas glitalas pastebės. Bet kvailas glitalas viską pastebėjo, nes krokodilai netokie kvaili, kaip manome. Užtikęs smėlyje vištos kiaušinius, jis surijo visus lyg vieno. Buvo skanu, pasakė. Ar tai jau pabaiga? Sudvejojo sargybiniai. Ne, tarė Tjumas ir žagtelėjo, tik atsikvėpsiu. Aha, atitarė lūšis. Na, o kas nutiko vištai? Taip, tarė Tjumas, kaip tik rengiausi papasakoti. Pamačiusi, kad krokodilas ryja kiaušinius, višta Klukė taip įpyko, kad nuėjo namo ir pasakė: nenoriu matyti to krokodilo. Ir tą akimirką išvydo 10 krokodilų vienas prie kito. Ką? Nusistebėjo sargybiniai vienu balsu. 10 krokodilų? Na žinoma, tarė Tjumas, jie išsirito iš krokodilo kiaušinių. Kaip tik tą akimirką, kai višta pasakė, nenoriu matyti. Tada ir prasikalė visi 10 kiaušinių ir višta Klukė
tiesiai prieš savo snapą pamatė 10 krokodilų. Tada ji nuėjo ir tuoj atsigulė. Atsigulė? Pasitikslino sargybiniai. Na taip, į vonią, pasakė Tjumas. Po šitų žodžių sargybinių vyresnysis, raitydamasis iš juoko, iškrito iš medžio, o ir kitos lūšis taip padūko siausti, kad užmiršusios nebylumo įžadus, purkšdamos pradėjo strakalioti viena apie kitą. Į vonią, ripavo supuodamos ant pušies šakų. Staiga kažkuri iš jų, kad suriks, ežys pradingo! Ir visi lyg žaibo trenkti sustingo. Pabaiga. Dvidešimt antra dalis. Lūšis lipa ant kulnų. Kai pasigirdo lūšies riksmas, Latė nešinas vandens kiltuvu buvo bežengęs iš karaliaus Tibūro rūmų. Jis iškart sumetė. Sargybiniai pastebėjo jį pabėgus. Strimgalviais nurūko prie laiptų ir lėkdama žemyn gimtąją, lūšims nesuprantama kalba išrėkė: Tjumai, šok žemyn ir lėk kojos įkerta šiaurės link. Susitiksim prie upės, prie beždžionių tilto. Jokio atsako, bet jis nei kiek nebejojo, kad Tjumas girdėjo. Tad lėkė nesustodamas, nesiklausydamas, kas vyksta aplink. Šuoliais nėrė žemyn, kol po kojomis pajuto tvirtą žemę. Paskui kiek į kabiną pasileido per girią sienos link, ribos, skiriančios lūšių ir vilkų valdas link. Ją ženklino upė, perbėgė beždžionių tiltą, juodu išsigelbėtų. Tuo metu medžių viršūnėse kilo baisus sujudimas. Pogulio atgulusios lūšis šoko iš miegų, sargybiniai baisiausiai sunerimę naršė tarp šakų ieškodami Latės. Sargybos vyresnysis, atsipeikęs po lemtingo juoko priepulio, kaip mat užsikorė į viršų ir dabar stovėjo prie karaliaus rūmų ir visiems įsakinėjo: Karaliaus asmens sargybiniai, tuoj pat lipkite žemyn ir išniukštinėkit visus krūmus, paliepė jis. Tuo metu tarp šakų kyštelėjo mieguistas karaliaus Tibūro snukis ir valdovas paklausė: kasgi nutiko? Per tą baisę sumaištį visi užmiršo pasakorių Tjumą. Sargybiniai šventai tikėjo, kad jis tvirtai pririštas prie šakos, tad visai nesuko dėl jo galvos. Bet Tjumas jau buvo laisvas, patyliukais svirpliai nugraužė ir jo pančius. Kai tik sargybiniai išsilakstė, jis vienu šuoliu šovė į tamsą, pakibo ant pušies šakos, tarsi švytuoklė įsisupo ir nusklendė, kaip ir dera voveriukui, oru. Jis buvo pats geriausias girios aukštalipys. Niekas jam negalėjo prilygti. Lyg kamoliukas šokinėjo nuo šakos ant šakos, nuo vieno medžio ant kito, taip neapsakomai greitai, kad kone akimirksniu nutolo nuo lūšių karaliaus rūmų ir nebegirdėjo, kas ten vyksta. Kažin kaip sekasi Latei, pagalvojo pakibdamas ant šakos. Jis juk nėra toks greitas kaip aš, bet to nešasi vandens kiltuvą. Nebereikalo Tjumui parūpo Latė. Užuot lėkęs toliau, jis apsižvalgė ir įsiklausė. Gal išgirs tamsoje žingsnius? Taip, išties pasigirdo Latės puškavimas. Jis skuodė lengvu, sparčiu žingsniu, bet atsklido ir kitokių garsų. Jį vijosi lūšis. Jos šuoliavo grakščiai ir plačiai, kur kas greičiau nei Latė. Tjumas sumetė: jei tik jos aptiks Latės pėdsakus, kaip mat prisivys. Dabar, tarė Tjumas, dabar iškrėsiu joms pokštą. Tad strimgalviais nusirito ant žemės ir baisiausiai rėkdamas pradėjo šokuoti į priešingą pusę, nei ėjo Latė.
straksėjo per sausas šakas, šios traškėjo ir lūžo, kiaurai perskrodė tankiai suaugusi krūmyną ir šakos ūžaudamos linko, o pušų skujos jam pralekiant slyzdamos žiro kamienais, bet netrukus paaiškėjo, kad persekiotojai kone mina jam ant kulnų. 23 dalis. Prie beždžionių tilto. Latė bėgo, kiek kojos įkerta. Lėkdamas girdėjo, kad jam už nugaros dedasi keisti dalykai. Mat persekiotojai, kone praslydę pro šal, pasuko priešingą linkme. Jis suprato, kas čia vyksta. Juk žinojo voveriuką Tjumą mėgstant pokštus krėsti. Puikiai man pagelbėjai, Tjumai, tarė pats sau. Jei ne tu, šį kartą neįstengčiau pasprukti. Dabar pajėgiu vien tik bėgti, daugiau nieko. O tada staiga tamsa praskrydo ir jis išgirdo pursluojant upę. Buvo labai pavargęs, kuprinė, kurioje nešėsi vandens kiltuvą, svėrė pečius lyg švininė. Puf, kaip gerai, sušnopavo braukdamas nuo kaktos besirintantį prakaitą, kad čia nėra sargybinių. Ir nepabaigė žodžio, parkrito kaip ilgas į žolę ir tysojo nejudėdamas. Čia pat iš krūmų išlindo 3 lūšių snukiai. Vienas iš sargybinių tarė: lyg ir girdėjau žingsnius, bet čia nieko nėra. Tau pasigirdo, atsakė kita lūšis. Ne, tikino pirmoji, aš niekad neklystu. Eime, reikia viską išniukštinėti. Išlindusios iš krūmų, lūšis artinosi prie Latės, o šis gulėjo įbedęs nosį į samanas, kad tik neišgirstų jo kvėpuojant. Kai liko gal 5 žingsniai, lūšis staiga sustingo ir įtempė ausis. Iš girios labai spėriai kažkas artinosi. Tik to ir trūko, pamanė Latė, esu per plauką nuo išsigelbėjimo, o persekiotojai supa mane iš visų pusių. Kasgi dabar bus? Karaliaus kariūnai labai skuba, tarė niekad neklystanti lūšis. Vadinasi, kažkas atsitiko. Eime, turime su jais pasikalbėti. Tai tarė sargybiniai apsisuko ir nušuoliavo į krūmus. Pasinaudojęs progą, Latė pašoko, nukūrė tiesiai prie beždžionių tilto, siūbuojančio virš pursluojančios ir verpetuojančios upės. Vienu šuoliu prišokęs atsidūrė ant jo ir taškomas purslų vis lėkė pirmyn. Pusiaukelėje atsigręžė ir pamatė virpant medžių viršūnės. Tada tarsi patrankos sviedinys ant žemės bumtelėjo Tjumas. Prišokęs prie tilto, leidosi Latei pavimui. Valio, šaukė Latė, mes išgelbėti. Nors ne visai, mat prie upės priplūdo karaliaus Tibūro karių. Ne akimirkos negaiždami, jie leidosi vytis pabėgėlių. Jiems užšokus ant tilto, šis pradėjo švytuoti, lyg per didžiausią audrą, ir Latei su Tjumu, kad laimingai pasiektų kitą krantą, teko įtempti visas jėgas. Latė išsitraukė iš už juosmens peilį. Jau žinau, ką darysiu, kai su Tjumu pasieksime kitą krantą, pamanė. Tjumas ir Latė koja kojon nušoko ant kito kranto. Greičiau, dabar perpjausim virvę, rėkė Latė iš visų plaučių ir atkišęs peilį prišoko prie virvės, ant kurios laikėsi tiltas. Tjumas iškart perprato, ką šis ketina daryti, tad norėdamas padėti ir jis suleido aštrius dantis į virvę. Lūšis alsavo čia pat, jų ginklai žybčiojo tarp upės taškomų purslų. Paskubėk, šaukė Latė, rėždamas virvę. Ši pamažu atsipalaidavo, nutyso ir nutrūko. Per upę nusirito nevilties šūksnis ir beždžionių tiltas slystelėjo žemyn. Latė ir Tjumas, užsiropštę ant kalvos,
pažvelgė į lūšių valdas. Tiltas stačiai smigo į vandenį, į orą iškilusiame jo gale, visa savo didybė stovėjo karalius Tibūras ir purtė šlapes letinas. Čia baigta, atsikvėpė Latė, bet ir vilkų padermė, niekiek nebejoju, parengė mums staigmenų. Manau, mudviem derėtų išsukti iš kelio. Ta akimirka krūmuose jiems už nugarų kažkas trakštelėjo. Pabaiga.